Mes labai dažnai savo įrašuose, tiksliau aš savo įrašuose kalbu apie erekciją, apie lytinio gyvenimo sutrikimus. Tačiau nepamirškite, kad yra vienas be galo svarbus arba gal netgi svarbesnis dalykas kasdieninėme vyro gyvenime. Tai kaulų raumenų sistema. Kodėl? Todėl, kad be to mes negalim nei vaikščioti, negalim nei dirbti, nei galime daug ko daryti. Netgi seksu užsimti negalime, jeigu mums surakinta nugara. Taigi be vandens mūsų organizmas, o mūsų organizmas sudaro 70% iš vandens, dar daugiau kita sekanti didesnė dalis yra baltymai. Baltymai, iš kurių net 25% sudaryti kolageno. Būtent kolagenas. Dėl to jisai dabar toks ir populiarus, ar ne? Kolagenas sudaro net 70% odos, 80% sausgyslių ir raiščių, o 30% kaulų ir 10 bendrų kūno svorio. Įsivaizduokit, kokia tai yra masė. Taigi, jeigu mes pažeidžiame su savo mityba vandens ir mineralų disbalansą, mes jokių būdų negalėsime atstatyti savo kaulų raumenų sistemos. Ypač tuo atveju, jeigu mūsų organizme trūksta to pačio kolageno. Kolagenas gali būti įvairus, ar ne? Bet geriausia, kaip minėjau, hidrolizuotas, skystas. Apie jį galima pašnekėti atskirai ir paklausti manęs. Bet kūne kolagenas atlieka dviejopą vaidmenį. Todėl, kad kolagenas palaiko audinių struktūras bei lemia jų elastingumą ir lankstumą. Ir dėl kolageno poveikių būtent jaučiame judami, nejausdami skausmų, galiu tai pasakyti. Ir galime džiaugtis sveikais sąnariais ir raiščiais, puikia oda, plaukų ir nagų ir dantų būklė. Jeigu tau trūksta kolageno, paklausk manęs, kokį geriausia naudoti. O jeigu tau yra problema su kaulų raumenų sistema, čia aš esu specialistas. Aš tau tikrai galiu patarti ir pasakyti, nes pats kažkada turėjau daug problemų su tuo.